Ai, čia, o, čia tai jau toks klausimas rimtas. Atvirai ranką prie širdies pridėję, sakyk, sisioja į jūrą ar ne? 3 kartus. Bet netyčia. Galėjau tu žvėrėt, visa Lietuva ištisus metus deda centą prie cento, litą prie lito, kad galėtų vasarą atvažiuoti mūsų gintarinį pajūrį, įbristi mūsų nuostabę primį. A tai, palauk, o kaip suprast netyčia? Tai žinai, kai kakojai būna ir myštelė. Pereitais metais aš koncertavau Anglijai mūsų tautiečiam, kurie ten išvykę. Tarp kito, vienas geriausių variantų, ten išvykę ne tik mūsų tautiečiai. Kada Didžioji Britanija padarė apklausą, kaip norėtumėt vadintis, anglai ar britai? 47% atsakė lenkai. Ir aš kai buvau vienas geriausių anekdotų iki šiol, vienas populiariausių anekdotų dabar Anglijoje yra. Tiesa, įvadas reikalingas į šitą anekdotą. Kadangi yra vienas žodis, kuris turbūt labiausiai patinka žmogui už Lietuvą vyrai, Petrui Gražuliui. Yra toks įdomus žodis. Čia Bostone buvo prieš 4 metus, mes po koncerto sėdėm, lietuviai pakvietė į lietuvišką kavinę, parapijos, cepelinai, kugelis, lietuviški patiekalai, nebuvo nei kebabų, nei šašlyko. Ir nuo vieno staliuko tiesa, jie išeiviai labai įdomiai šneka lietuviškai. Man dar vienas sako, Raimukas, praeik. Aš savas norėdamas pasirodyti, tuoj praeisiu. Man tik tintų už rankovį, sako, Raimukas, tu ten neik. Kaip? Neik ten. Pate šikninė įsijungi. Kas sakau? Šikninė įsijungi. Aš sakau, a ką reiškia? P***gė. Va žodis šikninis, jis labai gražus lietuviškas žodis, mano manimu. Įsivaizduokit, Londonas